Moteriškosios lyties atstovė. Ne ta, Dainiau. Aš turiu žmoną, tai bent jau žinosiu, kam galėsiu skirti tą knygą. O tavo žmona slaptomanė? Mano žmona slaptomanė ir be manęs daro labai daug dalykų. Tai dabar paklausyk apie ją. Tai moteriškosios lyties atstovė, kuri mėgsta iššūkius ir niekam viešai neskelbdama slapta imasi keisti savo blogus gyvenimo įpročius į sveikesnius. Tai, ką jį daro su manim naktį, vadinasi blogais gyvenimo įpročiais. Supratau, dar ir keičia. Turėsit apie ką šiandien susitikti. Viskas, aš šį vakarą aš jau žinau, apie ką kalbėsim su ją. Taigi čia dar ne viskas. Čia ne viskas. Kol sveika gyvensena tampa jos manija. Sveikai gyvendama ji jaučiasi laiminga, energinga ir graži. Gerai, tarkime, aš esu žmogus ar ne skeptikas, pesimistas, netikintis visai tomis knygomis. Kodėl aš, pavyzdžiui, negaliu šiaip daryti sportuoti? Kam man reikalinga ta knyga? Koks tikslas, kas iš to toms, kurios tą knygą turės? Jeigu tu susitinki su drauge ir sakai, aš noriu sulėkinėti, padėk man. Mano žmona apie tai žino, ar ne? Tu paprašai jos. Paprašau. Padėk man. Ir tau atiduoda visas savo žinias. Taip. Papasakoja, kaip jis sulėkinėjo. Tu išeini namo. Ir kas dažniausiai atsitinka? Užmiršti. Atsimeni tik tai gražiausias jos kūno vietas. Taigi, į knygą sudėjau tai, kad tu gali atsiversti, paskaityti šiandien, rytoj, poryt ir kartotis tiek laiko, kiek tu reikia, kad tu apturėtum rezultatą. Čia geras dalykas vyrams, ar ne? Nes moterys paprastai viską atsimena, apie vyrus vyrai paprastai užmiršta viską apie savo žmonas. Dabar aš galvoju, kad man reikėtų šito kalendoriaus ir rašytis. Žmona tą dieną padarė taip. Iš ties tai yra labai geras dalykas. Atmintis, tu gali sugrįžti, gali sulyginti, ar ne? Labai svarbus dalykai yra. Koks aš buvau, kaip aš siekiau, kiek laiko tai praėjo. Man jau tampa aišku. Sakyk, ar šitos knygos kaina būtų galima viešinti? Galima, tu žinai? Nežinau. 1 eurą. 2 eurai, žodžiu. Viso 2 eurai. 1 ir 1. Ir šiandieną bus galima įsigyti. Pas mūsų rėmėja Regina. Pertrauka bus netrukus, taip mes galėsime pristatyti, ar ne, mūsų Regina, kuri prekiauja, Reginos knygynas. Dainiau, aš pagalvojau, kad tu man neužduosi turbūt klausimą, o kaip šita knyga gimė? Kodėl? Kaip tik turėjau tą klausimą paruošęs. Modesta, o kaipgi šita knyga gimė ir kodėl? Oi, koks netikėtas klausimas. Labai. Aš nepasirašiau jam. Pabandyk. Bet pabandysiu tiesiog ekspromtu atsakyti. Pirma knyga, Slaptos sulėtinėjusios merginos dienoraštis, kurį jūs turbūt visą žinote, skaitėte, kas neskaitė, turėsite galimybę taip pat šiandieną įsigyti. Tai yra romanas, kuris padeda lieknėti, kurio pagalba mes visos numetėm 2002 kilogramus. Dėkoju. Dabar jau 2015, nes aš numečiau. Ir kiek dar numetė moterų, kurios vibruoja su dešinė ranka. Sakiau, keičia rankas. Taigi, pirma knyga tai yra romanas, jūs sulieknėjate šitos knygos pagalba, dėl to, kad joje yra įdėta labai daug motyvacijos ir žinių. Antroji knyga, iš tiesų, ji net nebuvo planuota, be jūsų pagalbos. Kada aš visą laiką gyvenime, kokiu projektu imuosi, ar ką vykdau, stengiuosi padaryti prieš tai apklausą, sužinoti, o ko iš tikrųjų žmonėms reikia. Tai tos slaptomanės, kurios yra grupė ilgesnį laiką, jas tikrai atsimins, kad buvo klausimas merginos, kokios knygos sekančios jums reikia. Ir jūs pasakėte, kad mums reikia darbo knygos kitoje pusėje, kad būtų įdėta lietuvos merginos įpročiai. Taigi. Modesta, aš dabar prisimenu gruodį 2014 metų, kada Akropolėje pirmą kartą mes pristatėme slaptą sulieknėjusios merginos dienoraštį. Tada, jeigu neklystu, tiražas siekė tik 2000, ar ne? Tai mūsų pirmos knygos, kurią parašėm kartu su Andželika Liauškaite, leidėjas, kad aš atėjau, sakau, iškeskim didelį tiražą, jis labai gera knyga. Juozas sako, pabandom.
pabandė, bet išleido tik 2000. Ir labai greitai šitas tiražas padidėjo dar 5500. Taigi šiai dienai visur išleista 7500 knygų. Taip. Tai rodo moterų susidomėjimą. Ir aš kiek užeinu į knygyną, ši knyga tokiose topuose 10-tuke. Tai jinai būna 5, tai 8. Kokią vietą jinai yra pasiektas aukščiausia? Aukščiausia antra vieta. Antra vieta buvo. Taip, antra vieta. Mūsų garsistas truputį paistikavo. Ja, ir žinau, kad šitos knygos įkvėpta mergina vardu Aistė Meškienė kreipėsi į tave, ne? Ir tai iš karto inspiravo va šitos Slaptamanės knygą. Aš norėčiau pakviesti, sakyk, tu esi tas žmogus, pasak Modestas, kuri ją motyvuoja, kuri ją tiesiog, žodis verčia, tai būtų neteisingas, tiesiog skatina ją kurti, daryti, rašyti. Ką tu tokio darai su ją? Ir ką tu darai su savimi? Su savimi ką darau? Pirmiausia, tai gal, nežinau, pradėsiu nuo to, kaip mes su Modesta pradėjom bendrauti. Tai netyčia internete pamačiau knygos reklamą, pristatymą, ir nežinau, kodėl man būtinai prireikė tas knygos ir kai tik atsirado prekyboje. Tai mintyje, kad nuo jūsų prasidėjo Modesta, ar prasidėjo knyga? Abi dvi mintis teisingas. Abi mintis teisingas. Sakykit, pirmą jūs nutarėt sukurti Modestą. Jo, gal su žmona. Su žmona. O po to nutarėt, kad reikia sukurti knygą. Ne. Kai išgirdau Modestą daug galbūt, tada tai sakau, kodėl to knygos neparašęs. Čia buvo jūsų ta mintis, kur metėte akmenukai vandenį. Jo, galbūt tai buvo kažkoks paskatinimas. Modesta visą laiką yra linkus labai padėti žmonėm. Tai jos yra tokia, nežinau, prigimtinė savybė, kad jinai nori padėti ir to labai džiaugiasi, jinai tom gyvena. Tai sakau, čia tavo tokia būtų labai didelė išraiška gyvenime parašyti knygą. Kaip pavyko suorganizuoti vasaros puotą, ar ilgai jai ruošėte? Ruošiausi nuo vasario mėnesio, tai truko 6 mėnesius. Manau, kad tai yra renginiui pasiruošti ilgas laiko tarpas. Ir kaip sekasi bendrauti su slapto sulieknėjusios moters dienoraščio skaitytojomis? Tai su visomis skaitytojomis bendrauju Facebooko uždaroje slaptoje moterų ir merginų grupėje, kuri vadinasi Slaptos sulieknėjusios merginos dienoraštis. Aktyviai bendrauju kiekvieną dieną, lygiai taip pat aktyviai bendrauja ir jos. Labai gaunu daug asmeninių žinučių, laiškų, daug nuotraukų, kuriuose siunčia moteris prieš ir po. Tai sekasi bendrauti puikiai ir tai parodo bendras grupės numestas kilogramų skaičius, tai yra 2002 kilogramai. Galima pasakyti, kad tai yra mažas drambliukas, kurį buvo galima atsivesti šiandien į šitą puotą. Ar Slaptamanė yra slapto sulieknėjusios moters dienoraščio tęsinys? Galima pasakyti taip, kad tai yra tarsi pirmos knygos tęsinys, bet antrą knygą gali skaityti ir naudotis moteris, kurios nėra perskaičiusios pirmos knygos. Bet kad turėti daugiau informacijos ir gauti daugiau motyvacijos, tai rekomenduoju turėti ir perskaityti abi knygas. Ar galvojate išleisti trečiąją knygą? Taip, žinoma. Aš šią savaitę buvau susitikusi su savo knygos leidėjais ir jie man pasakė, kad Modesta puota baigėsi ir nuo pirmadienio mes pradedam naujos knygos darbus. Ir aš sakau, duokit man savaitę laiko, tai sakė, laiko nėra. Tai šitais metais pasirodys knyga, bet pavadinimo dar kol kas neišduosiu. Nepatiko sulankstymas. Gerai. Aš gal palaikysiu tą vokelį, o jūs Modesta paskaitykit, kas ten parašyta. Eglė. Kiek čia Eglė? Tai jeigu tu esi Eglė Šostauskė. Eglė Šostauskė.
3 milijonų vertės čekis. Turiu vis daugėja ir patariau, tai jau vis daugiau. Ir... Mes tau turim ir vasaros puota 2015 sertifikatą karalienei. Tave nedažnai būna. Ir paaktyvinsime draugystės tašką. Tu man, aš tau, pabandom, patrik, va taip. Draugystės taškas suaktyvintas. Taigi, visi savo kaimynų iš kairės ir iš dešinės suaktyvinam draugystės tašką. Atsistoja arba atsisėdę, kaip jau patinka. Santykis keičiasi, ar ne, ir kūnas pasikeitė. Yra dar viena kūno dalis, nežinau, man jinai labai patinka. Joje yra net 1000 savo draugo, be gailesčio. Išmasažuokite jam ausų spenelį. Dabar spenelį patampykite į apačią, labai gerai. Dabar spenelį į viršų, patampam ausį visą. Gerai, dabar ausį padarome atliepusę ir pasukam pagal laikrodžio rodyklę. Negailėkit savo kolegos. Gerai. O dabar atsisukam į kaimyną iš kairės. Palikite jam taip pat už spenelio, už ausies spenelio ir ausį pamasažuokite, ne, va tą visą ausies spenelį, tą vietą. Čia yra 1000 taškučių. Gerai, dabar patampam žemyn, pamelžiam ausytę. Melžiam ausytę. Gerai, dabar į viršų, dabar į išorę ir pasukam pagal laikrodžio rodyklę. Na,